dirbau 18 metų, dirbau Sirijoje elektronikų, kol užsidarė, bankrutavo. Ir taip pat esu dirbęs namo valdojose, daug šnekėjau apie valdas. Ir aš šiek tiek žinau, kaip tas vyko. Taip pat iki privatizavimo dirbau, kaip privatizatai. Ir labai daug problemų yra valdose, yra renkami mokesčiai, administravimas, namų priežiūra, o kur pinigai išleisti, nors ataskaitus duoda kas metai, bet nelabai aišku, ten matydavau, kaip ten rašydavau. Ir taip pat su šilumos tinklais didelis problemos yra, labai daug nuostolių yra, nors čia rašė laikrašty, kad ir Švedijoje nuostoliai trasų yra, bet ten žaliuojančių tokių trasų nėra, kaip čia pas mus. Ir su kiemais problemos didelis, mažai vietos, nėra mašinus ant žolynų stato, viskas, nėra detaliųjų planų, niekaip nėra padaryti. Taip trumpai.